apie atsiliepimus. Tinklapy labai svarbu iš tikrųjų parodyti savo turimus atsiliepimus. Kiti deda rankiniu būdu. Aš stengiuosi naudoti Facebooko automatinį integravimą. Tai man jisai automatiškai, jeigu žmonės palieka komentarą Facebook'e, man jau automatiškai atvaizduoja tiesiai į patį tinklalapį. Tai gaunasi taip, kad nėra kažkas tokio, fake ar kažkaip patys ten prisirašym atsiliepimus ir panašiai. Tai generuoja automatiškai pati sistema ir mum leidžia parodyti, kad atsiliepimus, tarkim, sveikam kūnui turi 8 atsiliepimus, prieš 25 dienas Evelina paliko, prieš mėnesį Dovilė paliko atsiliepimą, prieš 4 mėnesius Gabrielė paliko. Ir tai sukuria papildomą pridėtinę vertę ir parodote gyvus žmonės, kad tai nėra kažkoks feikas ir panašiai. Tai taip trumpai apie automatinius Facebook atsiliepimus. Taipogi galima pajungti ir Google ir kitų platformų irgi į vieną. Tai galima sukurti atskirą visą puslapį, kuriame turite iš skirtingų įvairių platformų atsiliepimus, komentarus ir panašiai. Galima naudoti ir vidinę sistemą, kur žmonės palieka komentarą, bet tai gali palikti bet kas, anoniminis, o čia jau žmonės stengiasi palikti teisingą ir gerą atsiliepimą apie jūsų paslaugos, produktus ir tą, ką turite internete.